Sveiki, aš Dodas. O aš Jakubas. Labai laukiamą pusbrolį ir norėjom pasiūlyti po vardą. Vardą, kurį siūlau, yra Markas. O aš siūlau vardą Kristoforas. Hello guys! Congratulations to have a boy in your family, little angel. And I know you will choose the best name for your little one, but we need to give you the name. So it's easier for you. And my name is Kristen. Labutis, mes Ieva ir Rolandas. Ir kad gimus vaikeliui būtų lengviau jums apsispręsti, norim pasiūlyti po vardą. Tai va, aš siūlyčiau Lynas. Jeigu kartais gimtų mergaitė, irgi galėsit pritaikyti lietuviškas, gražus augalas. Tai va. O man, kadangi labai patinka muzikos grupė Queenai ir jų vokalistas Freddis Mercury's, tai siūlyčiau įdėti vardą Farukas. Labutis, aš Mačiutė, noriu pasiūlyti vardą Jonas. Labai gražus, lietuviškas, joninės labai gražus būna Lietuvoje. Tai mano vardas Jonas. Labas, Eglutė ir visa graži tavo šeiminėlė. Mūsų kaime paukštelis pačiulbėjo, kad aplink jūsų namus suka gandrai ratus ir jie nori atnešti jum dovanėlę. Ir tai dovanėlei mes siūlome Jono vardą ir linkime sėkmingo gandro nusileidimo. Mylim, bučiuojam jūs visus. Ate. Labas draugė, linkėjimai iš Barcelonas. Kūdikėliui siūlom vardą Aleksandras arba Aleksas. Gražios tau šventės. Taigi, mano siūlomų vardų trejetukas. Pirmas variantas – Noe arba lietuviškai Nojus. Antras variantas – Gabrielius. Ir trečias, mano pats mėgstamiausias, tai yra Teo arba Teodoras. Labai tikiuosi, kad pasirinksi mano siūlomą vardą. Labas, Eglė. Ne veltui už nugaros pas mane gandrai. Žinau, kad tavęs laukia smagi šventė ir tą progą norėčiau palinkėti, kad kopūstuose rastumėt Joną. Tikiuosi, kad šiandien smagiai praleisite laiką, pasisemsi jėgų, daug juoko, pavyks tau šiandien pailsėti, na ir sulaukti finišo tiesiosios. Sėkmės! Labut sesė, kadangi mama lietuvė, tėtis prancūzas, gyvenat Anglijoje, tai siūlau ispanišką vardą Ricardo. Esu mamos Eglės krikšto mama Vida. Siūlau rinkimuose vardą, prosenelio vardą Jonas. Labukas, draugė, siunčiu linkėjimus iš Lietuvos. Mano pasiūlymas būtų Ajus arba Rojus, lieku prie lietuviškos tradicijos vardukams. Žinau, kad tu išrinksi patį gražiausią vardą, kokį man gali mama tik tai išrinkti. Todėl stipriai apkabinu ir siunčiu bučkį. Labas, naujas žmogau. Aš esu tavo dėdė Mantas ir aš taip galvoju, gal tu turėtum būti Pieras? Hello my friends, here we go with the suggestions for the names. So, let's start with Edward. I told you Edward, I love it. Then you can call him Ed. Such a nice name, I love it. Then we have Jack or Gregory. Here I don't need to explain, you will understand, so no captions needed. Pierre, we have discussed about this. Français, oui, c'est chouette, ça va bien. I like it. Then if you want to have a beautiful and handsome boy, maybe Ryan, for Ryan Gosling. And maybe let's finish with Luke.
Na ką, draugite, gavom užduotį sugalvoti jum berniukui vardą, arba bent jau pasiūlyti. Tai iš tikrųjų sunki užduotis, ypatingai kaip ir pati neturiu nei vienos varianto savajam, bet tikiuosi gal padės pagelbėti tavajam. Aišku, jūsų užduotis yra sunkesnė, nes net 3 kalbas turite, iš kurių reikia rinktis vardus. Tai aš pagalvojau, o kodėl, pavyzdžiui, neturkišką vardą? Kaip tik esam šiuo metu Turkijoje atostogaujam, tai pasidomėjau. Šiaip labai populiarus vardas yra Mustafa, man atrodo, tai gal tokį pasirinkti norėtumėt. O jeigu iš tikrųjų baigiant juokauti, tai nežinau, iš tikrųjų vakar kažkaip čia tokia mintis, galvojau, ką čia tau pasiūlyti. Tai galvoju, gal Leonard arba Leonardas lietuviškai, Leo sutrumpintai galėtų būti, tiktų gal ir prie Amber. Taip pat tas vardas kaip ir simbolizuoja tvirtumą, stiprumą, tai stiprus kaip Liūtas sako. Na tai pasigalvokit, iš tikrųjų, pasiūlymas yra. Sveiki, sveiki visi. Linkėjimai iš Lietuvos. Žinom, kad yra kūdikio sutiktuvės ir norim pasiūlyti vardą Kristupas. Labai jūs mylim, pasiilgom, apkabinam, siunčiam nuoširdžiausius linkėjimus, bučinukai visiems. Iki malonaus Lietuvoj, gero Eglei gimdymo. Sėkmės.